Turiu tokį darbelį. Seni rėmai, nežinau kiek čia metų davė žmogus man, juos pervėliant naujai ir įvaškuoti. Nu, žodžiu, tokia vėla, žmonės prisirišę prie savo senienų, tų daiktų. Rodysiu, ant kiek prisirišę, kad jau vienodai šviečia, kokios kokybės. Va. Įtarėt, kas šitai padarė? Tai dar bitininkauja su tokiais. Perkaliau aš juos vakar, išvėlinau, surūdyję. Tai ploni, tai stori, surišti, pavyniuoti, suskarsuoti. Žodžiu, išmetam šitą seną. Tai, ką aš noriu dar pasakyti, sušaudysim ties vieną. Nu, čia, kur yra įvaras, tai nešaudysiu, aišku. Kur nėra įvarų. Čia yra. O čia nėra, tai išgėžiau 5 skylės, suvėlinsiu ir bus gerai. Labai stipresni tokie gaunas. Nes davė tai visai ten grojo. Skersai išilgai groja. Tai ką, dabar šaudau. Gerai, prie darbo. Taip, čia šaudysiu, nesimatys. Kaip čia dabar ateina. Čia vidus. Vėl ateina. Du vidus. O čia. Čia vidus. Čia vidus. Ir čia. Turėsim pavyzdį. Neturiu aš kur dėti. Nu gerai. Pradėsim taip dėti. Oi, šitą reikėjo. Kur iš čia mano? Tiek pat laiko kainuoja, kiek naują padaryti. Praktiškai tokius pačius darbus daryti. Sugrėžti, sušaudyti, perkalt. Prima. Šaudam. That's okay.
Eisim į namą suvaškuot. Biškis sušils plokštelės, vaškuolės. Minkštesnės bus ir bus baigta šitas darbas. Okay. Kamera veikia. Neskania už vasarą. Tikras vaško kvapas. Ką, tęsiam darbus. Vėlinam senus rėmus. Dabar dėsim čia meduvinius atskirai. Matai, va, šitie šviesus yra naujausių metų. O nieva tamsesni, čia jau gal 2 metų. Arba žmogus nenusimano, arba jį, aišku, jį apgavo gal. Ir tai vadinasi draugas. Draugas vamzdžiais. Nesvarbu, bet kas čia toks. Palagi nesipeškit. Čia mes ne elektros būdu vaškuosim. Reikia pataisyti kampą. Reiškia. Pala, nedarykit, ko nesuprantu. Va, nusipirkau tokių va įrankių. Pizzai pjaustat. Vienas vaikam, vienas man. Va, čia yra ravelis vėlai pravažiuot, o šitie spigliukai vašku įspaust. Žinosit? Nu ir ką jis čia padaro? Nieko jis nepadaro. Tai kiek čia reiks spausti? Būtų... Žiūrėkit, nieko čia nepadaro, man reikia važiuoti per vėlą. O, tai tau sakiau greitai, čia padarysiu. Bet kad čia nieko. Nieko, va. Čia tik pagadino man vaškuolę. Reikia atsinešti mano šitas kitoks gal, ne? Kaip čia dabar juos perdaryti? Šiaip tai negerai, nu kas iš to, čia praktiškai, kaip čia pasakyt, perpjauna vaškuolę kiaurai ir viskas. Kas tas tyliai? Gerai, bandom dar kitą, čia antrą eilę. Šiaip tai būtų labai greitai, bet... Bet, kad neįspaudžia čia tos vaškuolės visai. Va. Ne, va, lieka. Aš tik susilpninu. Reikia atsinešti man pakrovėją. Man atrodo, nes čia su tais, aš čia juos perdarysiu, biškį įpjausiu giliau. Panaikinsiu ravelį ir kad jį spaustų, nepjautų, nes dabar kas gaunas. Gaunas jau tas. Suploninam, perpjaunam. Kai reikia pakelti ir ne... Metim tos šaltas įrankius, atsinešim... Kas čia gabriukai yra? Nu, akumuliatorius pakrovėjas. Paprastas, kokį turiu tokį. Čia lentelė, kaip tik radom tokią pagal vaškuolę. Mes uždėsim vaškuolę. Man duos rėmelį vaikutis. Va, paduos rėmelį vaikutis. Paduos. O, ant tiek įtempta, kad nelabai telpa. Kaip čia įkris plokštelė. Kažkaip įspausim biškį, ne? Pabiškį. Žiūrim. Tik tiek, kad po vieną laidą čia man gaunasi, žinok. Ir labai greitai turiu atleisti, nes eis kiaurai. Šiek tiek spaudžiu rėmą į tą lentelę. Kodėl, Gabrielka, kodėl aš spaudžiu?
Ką? Sakyk. Nu, aš spaudžiu šiek tiek. Sakyk. Kodėl? Aha, jo. Va, biškį prapjaudiau. Nu, būna ir taip, aišku.